Vėl aiškiai moko, kas sėji, tą pjauni. Ir pamoka mum prie F mažytės raidės su skliausteliu reikia būti atsargiu, kokį pavyzdį parodai kitiems. Reikia būti atsargiu, kokį pavyzdį parodai kitiems. Čia net per kartas tai nueina. Kartais nueina per kartas. Tai klausykite, kaip čia yra tada su tikėjimu Dievu? Jeigu meldiesi, tai jis lyg nuima prakeikimą. Čia ne prakeikimas, čia pavyzdžio rodymas. Bet čia kaip prakeikimas gaunasi. Vienas pamelavo ir tu toliau, kaip sakant, visą tai darai. Prakeikimas toje vietoje, kad tu išlieki netikėjime ir jeigu kita karta netiki, jinai išlieka netikėjime. Čia yra prakeikimas. Čia yra paprasčiausiai pasiekmes, bet tai gali būti ir pasitikinti ir netikinti žmogų, bet tai nepriskirkite prakeikimui, mėlyje. Gerai? Čia vos ne, kaip sakau, fizikos dėsnis, kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį. Tai Panašiai, bet šitoj vietoj, čia geras Nijolės pastebėjimas, bet šitoj vietoj kalbame ne apie prakeikimą, tiesiog kalbame apie sėjos ir pjūties O tai dėsnį. tada kas yra prakeikimas? Tada labai sunku nesupainioti. Gerai. Atsiverskime Išėjimo 20 skyrių, tai labai irgi svarbi vieta. 10 Dievo įsakymų. Taip, 10 Dievo įsakymų mes prisiminsime tą vietą. Ir jeigu jūs galite ir atsimenat, kad pirmoji eilutėje Dievas kalba ir antroji eilutėje jisai sako, aš esu viešpats tavo Dievas, kuris tave išvedžiau iš Egipto žemės ir vergijos namų. Neturėk kitų dievų šalia manęs. Tai reiškiasi, nieko negali pastatyti šalia Dievo, nieko visiškai. Joks kitas tarpininkas negali būti, joks kitas šventasis, nes čia labai aiškiai parašyta, jokios čia sunkios matematikos. Toliau 4 eilutėj, nedaryk savo jokio drožinio. Kodėl nedaryk savo jokio drožinio? Ne tik kad stabas irgi tiesa, bet tu nieko negalėsi net padaryti su savo sugedusia širdimi, kas galėtų būti panašu į Dievą. Taip, tai bus ta meldystė, teisingai visiškai sako. Bet niekas net negali būti panašus į Dievą, nes žmogus darydamas drožinį visada įsivaizduoja, aš padarysiu kažką, kas bus panašaus į Dievą. Ir kaip kalbi kartais su žmonėm, jie sako, jeigu kažkas prieš mane, man padeda tai daugiau susikoncentruoti, ar ne? O jeigu aš matau ten statulą kažkokią, drožinį kažkokią, ar ką, mano mintis tada neklaidžia. Bet Dievas sako, to net nedaryk, to net nedaryk. Žmogus sako, jeigu aš tai padarysiu, bus truputėlį geriau. Dievas sako, net nedaryk, toliau net mintis nevystoma. Nei jokio atvaizdo to, kas yra aukštai danguje, žemai žemėje ar po žeme vandenyje. Ne tik Dievo atvaizdo nedaryk, bet nedaryk iš vis jokių atvaizdų savo, nei kas žemėje, nei kas vandenyje, nei kas po žeme. Ar ne? Vadinasi, šito dalyko nereikia. 5 eilutė sako, nesilenk prieš juos ir netarnauk jiems, nes aš viešpats tavo Dievas esu pavydus Dievas. Jisai sako, aš pavydus Dievas. Mintis hebrajų kalboje, ot kaip vyras jaustųsi, jeigu žmona pastoviai prieš jį atsidaro internetą ir žiūri į kitus vyrus. Na, tu sakai, gal rytoj tau daugiau programėlių paieškoti. Ne, tai čia bet Dievo pavydas yra šventas, pavydas ir teisingas. Ir dabar jisai sako, baudžias vaikus už tėvų kaltes iki 3 ir 4 kartos tų, kurie manęs nekenčia. Bet jeigu taip. Taip, tai va, čia yra gyvenimo būdas, ar ne? Ten, kada nusidedi, yra vienkartinis veiksmas, kurį nusidedamas atlieki.
Čia yra gyvenimo būdas. Jeigu jie tame išlieka, toj stabmeldystė išlieka, vadinasi, tie, kurie nekenčia, Dievas baudžia. Bet čia šitoj eilutėj sako, rodas gailestingumo iki 1000-osios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymo. Vadinasi, jeigu kita karta patiki Dievu ir laikosi Dievo įsakymo ir nedaro to, kas yra parašyta prieš eilutes, vadinasi, Dievas atleidžia ir jo gailestingumas tęsiasi. Tai va čia yra tas prakeikimas, kada žmogus tame gyvenimo būde pasilieka. Bet mes tai kalbam iš kartos į kartą, va čia ėjo visas tas melo, ta visa nuodėmė. Taip, Nijole, bet tai buvo tikintieji, bet tai buvo nuodėmės pasekmės, ką ir mes kaip tikintieji šiandieną turime, ar ne, kaip kurias nuodėmės pasekmės. Pavyzdžiui, aš galiu eiti Igoriui vieną kartą pameluoti. Gali taip įveikti, sukritau, ar ne? Ir paskui prieš eidamas miegot sakau, Viešpatie, tavo žodis taip sako. Tada grįžtu kitą dieną pas Igorį ir ką aš jam sakau, Igorį, leis prašau man, aš tau melavau. Jis kaip Dievo žmogus man atleidžia. Sako, aš tau Audrių atleidžiu. Bet bus labai normalu, kad jisai pasakys, aš tau atleidžiu, bet 2 metų reikės tikėjimui atstatyti. Pasitikėjimui atstatyti, netikėjimui. Tai normalu, ar ne? Nes aš melavau. Vadinasi, tai mano nuodėmės pasekmės. Jeigu aš priimu viską normaliai, aš sakysiu, Igorį, aš sutinku. Aš tenksiu sakyti tiesą, aš noriu atstatyti, aš noriu, kad to neliktų, bet jis turi teisę dabar 2 metus patikrinti. Ar taip yra iš tikrųjų? Ką? Neturi teisės? Kodėl? Turi visišką teisę. Jis negeresnis. Ne apie tai kalbame. Ne apie gerumą kalbame. Kalbame apie pasitikėjimo atstatymą. Jeigu Kristaus kraujas parašyta apvalo nuodėmę. Mes apie tai mes tik kalbėjom, kad jis atleidoma. Nijolė mano darbdavė. 3 savaitės aš vagiau iš jos. Iš darbuotojas. Po 3 savaičių aš ateinu ir sakau, Nijolė, leiskit, privagiau už 1 000 000 litų. Bet jinai krikščionė, jinai sako, Audriu, aš tau tikrai atleidžiu, tu paprašai atleidimo. Bet nuo rytojaus tu iš darbo atleistas. Jinai neturi teisės tokios pat tai padaryti. Turi. Nėra bet. Iškyla klausimas, ar tai buvo krikščionė. Aš kalbu, tai krikščionė. Jeigu krikščionis, jis atgimęs. Nuo šventasis dvasios. Kristus yra žmoguje, jis 100 milijonų nepavų. Čia pavyzdys toks, kuris gali nebūti. Aš jums duodu pavyzdį po pavyzdžio. Aš jau jums daviau pavyzdį po pavyzdžio tikinčiųjų žmonių. Aš jums galiu duoti kitus pavyzdžius, kurį jūs žinote. Vyras pagal Dievo širdį, ar ne taip sako Biblija apie Dovydą. 1 Samuelio knyga, vyras pagal Dievo širdį, 2 Samuelio knyga, jisai parsiveda savo artimo žmoną ir guli su ją lovoj. Aš jums pavyzdį po pavyzdžio duodu. Galima ir Naujajam testamente. Aš galiu duoti Naujajam testamente, Petras. 3 metus vaikščiojo su Kristumi, dažnai gerai pasisakęs. Jisai 3 kartus užsigina Kristumi. Išvada, aš suprantu, ką jūs sakot, bet išvada, kad mes bažnyčioje turėtume turėti tobulus žmones. Tada jums nereikia nei pamokslavimo, nei žodžių. Kristus nuplovė nuodėmės ir viskas, visi gyvenam be nuodėmės. Bažnyčioje 1 Korintiečiam 5, vienas gyvena su savo tėvo žmona. Bažnyčioje vyksta. Bažnyčioje vyksta. Reikalas ar ne? Taip. Taip. Ką turėjau omeny? Tie dalykai, Dievo žodis aiškiai sako, ir mes šiandien žiūrėjom 1 Jono laišką. Kai tas įvyksta 1:9, nežiūrėjom. Tai aišku, kad tobulų nėra. Tobulas tik Jėzus Kristus. Jis yra 100% Dievas ir žmogus. Tobulas žmogus, Dievas kūne, atėjo į žemę. O šitas laiškas parodo, kad mes Dievo vaikai, bet tas, kaip įvyko, kaip sakant, pas mus yra
užtarėjas, Jėzus Kristus. Ir 1 Jono 1:9 parodo, kad Jėzus Kristus kraujo pakanka ir mes neturim teisės aš prieiti prie rūmų ir sakyti, tu man dar kažką skolingas. Taip, buvo, pavyzdžiui, nuodėmė Jėzaus Kristaus vardu, aš tau atleidžiu viską ir tu man nieko neskolingas. Ir aš tikiu tavim, broli. O aš va taip gyvenu, dalinuosi tiesiog. Ir tiek. Suprantu jūsų mintį. Aš norėčiau pažiūrėti, kaip jūs kiekvienas iš jūsų elgtumėtės, kada Arūnas padarytų afiorą, atimtų visus jūsų butus ir visą jūsų turtą. Jis to nepadarys. Pas. Bet jeigu Bet padarė, Tai va, padaro. aš jums visai neseniai pateikiau pavyzdį Tamarą ir kitiem, ne jums, bet visiems pateikiau pavyzdį. Kaip kurie vyrai man visada sakė, vienoj nuodėmėj, kurioje aš nesukrysiu, tai yra paleistuvystė. Ir tie pastoriai sukrito paleistuvystės nuodėmėj, kurie niekad sakė to nepadarė. Nesakyk niekada. Atviras pokalbis. Kaip aš galiu Arūnui pasakyti, pavyzdžiui, tokius žodžius, jeigu aš negeresnė? Aš negeresnė, man reikia kiekvieną dieną ateiti prie kryžiaus ir atgailauti už savo nuodėmes. Tai kaip aš galiu tokius sąlygos, ar 2 metai, ar 3 metai, ar kiek metų? Nu, tai aš negeresnė, neblogesnė, mes vienodi. Mums reikia tos apvalymo, taip sakant, visą laiką. Matot, jūs maišote 2 dalykus labai, Tamara. Ir mes bažnyčiose ir krikščionybėj maišome šitos dalykus. Aš tik tai dar kartą pasikartosiu, ką aš noriu pasakyti. Mes nekalbam čia, kas geresnis, nes Kristus mums labai aiškiai sako, kad nėra nei vieno gero. Ne? Dabar. Mes kalbame pirmiausiai apie atleidimą. Šitoje vietoje, jeigu mane kažkas prašo atleidimo, čia jokių sąlygų. Aš atleidžiu, nes Dievas mane taip moko. Viskas. Aš nekeliu jokių sąlygų. Toliau mes kalbame apie atstatymą, kurį reikia suvokti. Dabar neimkime jokių Arūnų, jokių kitų pavyzdžių. Paimkite mano pavyzdį. Gerai, aš save jums pastatysiu kaip pavyzdį. Aš stoviu ir mokau jūs Biblijos koledže kiekvieną mėnesį, ar ne? Mes kiekvieną mėnesį vieną kartą susitinkame. Ir dabar jūs suvokėt po 4 mėnesių, ne iš karto po 4 mėnesių, kad kiekvieną mėnesį aš jums meluoju kažką. Vat suvokėt po 4 mėnesių. Ir 5 mėnesį jūs man sakot, Audriau, vat faktai, tu kiekvieną mėnesį meluoji. Jeigu to nėra, jūs nemeluojate. Mes kalbame apie faktus, dabar nekalbam jeigu. Jūs man pateikėt faktus. Tu man meluoji. Bet dar Reikia Yra tyčia ir netyčia, taip kaip jūs tikite. Čia yra didelė problema. Vienas žmogus ant mūsų bažnyčios 1,5 metų melavo, rašydamas laiškus, kurių mes surinkome tokią krūvą. Problema yra tame, kad po 1,5 metų jis parašė man ir šitai bažnyčiai laišką, kurio aš neskaičiau. Aš melavau šitai bažnyčiai, prašau atleisti mano klaidą. Aš net neskaičiau to laiško bažnyčiai, nes man reikėtų bažnyčią mokyti. Melas nėra klaida, melas nėra netyčia, melas yra nuodėmė. Bet jūs apsispręsite, kur jūs stovėsite šitame klausime. Aš jums galiu atvesti. Aš jums melavau. Tyčia ar netyčia, bet jūs pasakėt, vat faktas, Audriu. Ir aš sakau, mėlieji, labai ačiū, kad jūs man tai pasakėte. Supratau, tai melas.
prašau, man atleiskite. Ką žodis moko jūs? Atleisti man? Atleisti. Dabar kitas klausimas. Ar man reiktų būti sąžiningu ir kažkurį laiką atsitraukti nuo pastoriavimo, pamokslavimo ir mokymo tarnystės? Taip. Taip ar ne? Ar jums vienodai rodome? Labai dabar viskas gerai. Taip. Taip. Bažnyčia gali labai aiškiai man pasakyti, jeigu tu nuolankus, mes tau turime tualetų plovimo tarnystę. Tu darysi tai maldos namuose. Mes žiūrėsim 6 mėnesius, kaip tau eisis. Bet tai yra elementarus dalykas, tai yra atstatymo laikotarpis. Nes tai yra procesas. Tai yra procesas, tai labai natūrus dalykas. Bet čia ne atleidimas yra. Čia yra atleidimas. Čia yra atstatymas. Nu ir tai labai aišku. Kitą pavyzdį duosiu, kurį šita bažnyčia ir koledžas, kas Vilniuje ir Kaune žino. Kada mano sūnus su paleistuvavo, bažnyčia jam atleido. Jis stojo prieš bažnyčią, tai buvo vieša nuodėmė. Kas buvot narystė, atsimenu. Bet jūs atsimenat sekantį veiksmą. Dabar mes paprašome tavęs atsitraukti nuo vaikų mokymo tarnystės. Tol, kol mes kaip bažnyčia pamatysim. Arba mes sakom, mums vienodai rodo, bet čia nėra Dievo žodžio tiesos šitoj vietoj. Taisykit mane, kur nors. Pastoriau, tai apie tai, ką jūs dabar sakot, tai vadinasi bažnyčios disciplina. Tai bažnyčios drausmė. Taip. Tai vadinasi bažnyčios drausmė. Ar pavyzdžiui, tas žmogus padarė nuodėmę ir bažnyčia sprendė, ar jį ten visai atskirti nuo bažnyčios, ar jį ten, pagal Dievo žodį. Igorį gal ne taip statykim, jeigu jis atgailavo, bažnyčia jo neatskiria, ar ne? Ne, tai nes mato 18-17 sako, jeigu jis bažnyčios nepaklausys, tada tegul būna kaip. Bet jeigu jis sako atgailauju, atsiprašau, bažnyčia sako, mes atleidžiam, nes Dievo žodis taip moko. Bet toliau yra atstatymo procesas, tai labai natūralus dalykas. Kita vertus, Dievo žodis ir moko duoti vaisių, dar tų atgailos, turi matytis vaisiai. Matote, jūs dar dabar vėl imsiu pavyzdį su savim, tik tai hipotetiškai kalbėsiu šiandien. Taip įvyksta, kad aš nusidedu, ar ne? Kalbėsiu taip grubiai ir viską. Nueinu pas kitą moterį, ar ne? Ir nusidedu paleistuvystės nuodėmę. Bet suvokiu, viešpatie atgailavau. Aš grįžtu pas savo žmoną ir aš atgailauju. Bet ar žmona iš karto man pasakys, viskas priimu, kaip nieko nebuvo. Jūs turėsite eiti per atstatymo procesą. Nusiteikit ilgą. Taip. Atsiprašau, šį klausimą vieną dar dalyką norėjau paklausti. Dievo žodis sako, kai viešpats apvalo nuodėmę, aš atsiprašau, aš rusiškai pasakysiu, dar lietuviškai nežinau. Господь говорит, я не воспомяну более. Так вот, как быть с этим? Бог забыл, очистил, а мы что, будем все это повторять и в этой грязи копаться, как говорится? Как вот нам, как христианам, жить? Atsiverskime Hebrajam 8 skyrių, ką jūs kalbate. Bažnyčios drausmė, tiesiog tai viskas. O net čia nebus bažnyčios, bus kažkoks chaosas. Ir paskaitykime Hebrajam 8 skyriuje 12 eilutę. Aš būsiu gailestingas dėl jų neteisumo ir jų nuodėmių bei nedorybių daugiau nebeprisiminsiu. Šitą ar necituojate, kad Dievas daugiau nuodėmių neprisimins? Iš kur Hebrajų laiško užrašytojas tai ima? Iš Jeremijo knygos, kai kalbam apie naują sutartį. Gal Tamara, aš jums užduosiu klausimą, ką reiškia, kad viešpats daugiau neprisimins nuodėmių? Ant kryžiaus
Viešpats paėmė visą štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, mano nuodėmes, ir jis man niekada nepriminė mano nuodėmes po atgailos. Dievas yra ištikimas ir teisus. Labai gerai. Ką reiškia, kad Dievas neprisimins nuodėmę? Jisgi viską žino, kodėl jis neprisimins. Jis viską... Šėtonas kaltina, Dievas nebekaltins. Dabar jau šilčiau darosi. Jis nebekaltins, jisai viską vis tiek. Mes dažnai girdime pamokslavimus bažnyčioje. Jeigu tu atleidai, tu užmiršai ir daugiau niekad to neprisimeni. Aš norėjau paklausti, ar taip tikrai jūsų yra smegenyse, kad jūs daugiau to niekad neprisimenate? Tikrai taip. Būkit atviri su manim, jūs jau neprisimenat? Nieko. Aha. Tai va. Dabar tiek Jeremijo knygoje, tiek Hebrajų laiške, čia hebrajų kalba, tiek graikų kalba, Dievas yra visažinis, jis žino viską. Kada rašte mes sutinkame nuodėmės neprisimins, tai nereiškia, kad Dievas užmiršo. Jis visažinis. Tai reiškia, kad Dievas tą nuodėmę, kurią tau atleido, niekada daugiau prieš tave neiškels. Suprantat mintį, ką sakau? Dievas tos nuodėmės niekada neiškels. Praėjo 3,5 metų ir jeigu aš atleidau, aš daugiau savo sūnui niekada tos nuodėmės neiškeliu. Aš niekada atsisėdęs prie stalo jam nesakau, o tu atsimeni paleistuvių tu. Niekada, kada supykstu, jam ir Migliai nesakau, atsimenat jūs 2 paleistuviai? Niekada. Niekada. Nes jeigu aš tai primenu, va tada aš neatleidau. O kiekvieną kartą, kada mes atsisėdam arbatos, ne kiekvieną kartą, bet dažnai mano sūnus geria arbatą ir sako, tėti, ačiū, kad tu kaip pastorius nežiūrėjai, kad aš tavo sūnus, bet pravedei mane per atstatymo procesą ir mes turėjome pasitraukti nuo vaikų mokymo tarnystės tol, kol bažnyčia nepasakė. Tai neprisimins, tai neužmirš. Aš žinau, kad mano sūnus atliko paleistuvystę prieš 2011 metais. Kada Alzheimerį gausiu, aš užmiršiu. Dabar. Nedaug dievė. Dabar. Kažką to. Bet aš jam neprimenu, tai man neskauda šiuo metu dėl tai, nes jis padarė atgalą ir mes praėjom per gerą atstatymo procesą. Pauliui, jūs nesakote, kažkodėl mums sakote, mes irgi ausis turim, o ką mums tą girdėti? Tam girdėt, kad jūs mane reikalaujat paprašyti ir aš jums turiu teisingai mokyti, nes šitoj vietoj, kai mes taip kalbame, nesvarbu, kas buvo, jeigu tik žmogus pasisako, tai yra neteisinga kryptimi vedimas žmonių. Neteisinga kryptimi vedimas žmonių. O man atrodo, kad viešpačiui skaudu. Jeigu jis atleido, o mes, mums yra duotas šventas raštas. Taip. O čia Dievas jo išminties mums. Ir o čia mes galim apie Dovydą žiūrėti. Tamara, paklausykit. Aš jau paprašiau, kad jūs šventu raštu paaiškintumėt, ką reiškia nuodėmės neprisimins. Iš jūsų aš negirdėjau jokio paaiškinimo, todėl man reikėjo duoti paaiškinimą žmonėms, kad žmonės žinotų, ką reiškia nuodėmė neprisimins. Mes negalime kalbėti apie šventą raštą kaip apie knygą, kurį pavadinsime vandenynas. Mes negalime kalbėti. Mes va tam hermeneutiką ir turime, kad išsiaiškintume, ką raštas sako. Arba tada ta knyga vandenynas pasidaro. Suprantate? Aš duosiu pavyzdį ir aš nenoriu užbėgti labai daug į rytojų, nes tai mano pamokslas bažnyčioje rytoj.
Efeziečiam 4:28, ar ne? Ir neužbėgsiu daug, kad rytoj žmonėm nebūtų liūdna. Kas anksčiau vogė, daugiau tegul nebevagė, atsimenat? Kam rašo? Tikintiesiems. Vagims. Tikintieji vagė? Vagė. Tada kaip vagė, kurie vandingi iš tas. Tiesiog būna palikimas seno gyvenimo, įprotis, dar nepakeista moralė. Aš kartais šitam koledže palieku Bibliją, vat užmirštu, nes ar užsikalbu ir pamirštu. Prieš kelis metus žmonės, kurie studijuoja koledže, ateidavo ir sakydavo, a kodėl tu čia šitam aplankėlę laikai 30 litų? Kur pas tave tiek? Kažkas pažiūrė. Žmonės, kurie va čia jau ne tik bažnyčioje, bet studijuoja koledže. Ar taip gali būti? Negali. Aš neturėdavau kas slėpti, taip ten yra 30 litų, aš padėjau, man sesuo davė, šiandien atėjo sesuo davė pinigų sumą, sako, čia Rygos Biblijos koledžui, kad aš čia įdėsiu ir paliksiu. Ir aš neturiu kas slėpti, jeigu norit patikrinti faktą, nueisime prie Danutės, jinai žino sumą ir aš žinau sumą, ne? Ar tikintieji taip gali elgtis? Ar man dabar reikia landžioti po Igorio Bibliją? Ne, bet taip vyksta, pas mus pas kiekvieną yra kaip kurių dalykų, kurių mes augame. Kas vogė, daugiau tegul nevogė, ne? Bet atsimenat, ką eilutė sako toliau. Tegul dirba savo rankomis. Tegul dirba savo rankomis ir eilutė neužsibaigia. Ar atsimenat, koks eilutės pabaiga? Galėtų padėti stokojantiems. Kad galėtų padėti stokojantiems. Žiūrėkite, daugiau nevok, jeigu tu atgimęs iš aukšto, dirbk savo rankomis, kad galėtų padėti stokojantiems. Ar pas jūs yra biudžete tam tikras sritis ar procentas, kad padėti stokojantiems? Taip. Taip, gerai. Ar pas visus? Mano tada pamokslė uždavinys pamokyti Dievo žmonės, kad vienas iš darbo tikslų, tai vienas ne visi, kad padėti stokojantiems. Dabar man reikėjo išpažinti Dievui, kad anksčiau, kada aš pamokslaudavau, pavyzdžiui, Panevėžy Vilniuje, aš dar iš tos vietos nepamokslavau, aš kaip pamokslininkas neatlikdavau savo namų darbo. Padėk stokojantiems. Stokoji? Stokoji? Pasidėjus prie graikų kalbos ir prie struktūros šito žodžio. Kas yra stokojantis? O kas jums stokojantis? Kas neturi pakankamai, kad gyventi įdomu. Tai mes visi pakankamai neturime. Ir visi turime pakankamai. Ir visi turime pakankamai. Ir visi neturim kiekvieną dieną. Mes vis sakom, vat, Audronė tai su Kristina atvažiuoja į Vilnių su mašina. Aš kai važiuoju į Kauną, tai turiu su traukiniu važiuoti. Tai matot, čia kai vertinsi, ar ne? Tu kiekvieną dieną turi, kiekvieną dieną neturi. Tai tas, kuris nežino, ką šiandien valgys. Tai vat graikų kalboje šita frazė stokojantiems. Tas, kuris dirba labai sunkiai savo rankomis, atiduoda visą laiką tą darbo, kurį turi dirbti ir jam trūksta. Matot, man reikia pamokyti Dievo žmonės teisingai. Suprantat mintį, va. Nijolė eina į darbą, jinai atidirba 8 valandas sunkiai, gauna minimumą ir moka mokesčius, bet jinai stokoja. Aš tada turiu pajungti bažnyčią ir sakyti, sesė darbšti, sesė kruopšti, atidirba laiką, jinai stokoja. Ką mes dažniausiai įsivaizduojame stokojančius? Tas, kuris ateina ir sako, duok, ar ne? Stokoja ir viskas. Vadinasi, aš kaip kuriuose srityse netiksliai mokiau tikinčiuosius. Aš nemokiau jų iki galo.
nemokiau iki galo. Kažkas atvažiuoja pas mus greitai iš kitos šalies, sako, o mes atvažiavom iš kitos šalies, mums reikia pinigų, mūsų širdis pakyla, ką mes darom, pukojimą, ar ne? Aš nesakau, kad tai blogai. Kitą kartą tas pats žmogus, dar trūksta, mūsų širdis pakyla ir mes darom pukojimą. Kada nueini prie Dievo žodžio, nueini prie tos hermeneutikos aiškinimos, ką rašto vieta sako, kada pasėdi, kaip turi būti prie pamokslo 20 valandų, o tu matai, kad aš turiu Dievo žmonėm pateikti dabar tiesą, kad jie žinotų iš tikrųjų, ką sako Dievo žodis. Ir taip kiekvienoj srityje labai svarbu išaiškinti, ką žodis sako, nes aš turiu prisipažinti, kad dalį savo tarnystės iš 21 metų, kokius 9 metus, aš visada pamokslaudavau Hebrajam 8 skyrių, Dievas daugiau nuodėmių neprisimins, tu pasakėjai, užmiršo. Ir tau pasakys, užmiršo. Tai ne šita prasme. Bet už tai dėl to kalbu. Tai man ačiū už gerus klausimus. Tai geri klausimai, nes tie klausimai geri, jūs mane stimuliuojate. Ir stimuliuodama mane, jūs atskleidžiate man ir kitiem apie mane, kiek aš dar mažai žinau. Ir man taip reikia augti visame tame. Tai ačiū šitos dalykus, nes tai pirmiausiai pamokos man. Bet vėlgi aš noriu atkreipti dėmesį, ką mes kalbame apie hermeneutikų tipai. Ant kiek svarbu išsiaiškinti rašto vietą, ką jie sako. Ačiū už gerus klausimus ir Arūnas skelbia antrą pertrauką. Pavėlavom jau. Nu, su pikstu ne, bet vis tiek reikia atleisti. Atleisti, bet reikia pasekmes jo. Labai negerų vidinėlį. Žmonės.